Ar jūs žinojate, kad pyktis yra bazinė emocija? Kad pyktį yra normalu ir parodyti savo pyktį yra normalu. Aš esu Nadežda, holistinio coachingo specialistė. Ilgą laiką aš nemokėjau parodyti savo tikrų jausmų. Aš bijojau atrodyti piktą, aš norėjau būti gera mergaitė, norėjau būti patogi kitiem. Nors viduj viskas verda, aš negalėjau perlipti ir pasakyti kitiem, kad aš pykstu. Nežinodama to, aš kenkiau pati savo, nutilėdama, nuslopindama savo emocijas. Dabar aš laisvai pasakau, kas man nepatinka ir ką aš dabar jaučiu. Jeigu jūs, kaip ir aš, norite susipažinti su savo emocijom, sužinoti, kur jos lypi, nes neišreikštos emocijos palieka kūne ir nuo to gali prasidėti problemos su sveikata. Tai kviečiu jūs į savo coachingo sesijas. Kartu mes išnagrinėsime, kur slypi jūsų emocijos, kaip jos atlaisvinti, kas jums trukdo jos išreikšti. Nes pirmas žingsnis į laisvę yra leisti sau jausti.